Nežinau, kokia buvo jūsų pirmoji pažintis su lauko tenisu. Maniškė nenusisekė. Buvau dar visai mažas vaikas, kai mama nupirko lauko teniso raketę, 3 kamuoliukus ir sakė, eik į mokyklos sieną pamušinėsi, pasitreniruosi. Tai ko gero pirmais 3 smūgiais visus tos kamuoliukus sumušiau ant mokyklos stogo, grįžau namo, pastačiau raketę į kampą, kurį dabar liūdna tebestovi. Todėl esu labai dėkingas Simonai, kad jis surengė man ir jums dar vieną pasimatymą su lauko tenisu. Simona, mes tave matom ir girdim. Sveiki visi, sveikinuosi iš Palangos ir kalbinu Teniso sąjungos viceprezidentą Arūną Grigalauską. Sveiki, Arūnai. Sveiki. Šiandien mes pasikalbėsim daugiau apie be galo gražų sportą, tai yra tenisą. Istorijos šaltiniai rašo, kad antikiniai Graikijoje kaip žaidimas ranka mušant kamuoliuką. Europoje jis atsirado 15 amžiuje ir buvo jau žinoma, kad mušamas kaip su rakete, kaip panašiai kaip dabar. Ir 18 amžiuje raketė įgavo įprastinę formą. Bet 1874 metais Anglijos karalystės vienas karininkas užpatentavo kaip sporto šaką ir pavadino ją lawn tenis. Ilgainiui dabar jisai vadinasi tiesiog tenis. Ar tai buvo išskirtinai aristokratų sporto šaka? Manau, kad taip, nes galima numanyti, kad tai buvo prabangus sportas, reikėjo daug vietos, daug žemės, reikėjo rakečių ir galų gale tu turėjai nedirbti, tu turėjai turėti laisvo laiko to užsiimti. Ir tai liudija tai, kad Lietuvoje atsirado 1900 metais grafo Tiškevičiaus iniciatyva ir pirmasis teniso aikštelė pirmoji buvo pastatyta Stravos dvare. Kiek vėliau grafas Tiškevičius tokią aikštelę įrengė ir Palangoje prie savo rezidencijos, kur dabar yra Gintaro muziejus. Pasaulyje vyksta 4 didžiojo kirčio turnyrai. Gal galite daugiau apie tai papasakoti? Tai Prancūzija, Rolando Garros turnyras, Anglijoje Wimbledono turnyras, Amerikoje America Open ir Australija Open. Tai yra išskirtiniai patys prestižiškiausi turnyrai, į kurius susirenka patys geriausi viso pasaulio žaidėjai. Tiksliau, ne visi patenka. Yra nustatytas limitas, kiek gali ten patekti ir jie varžosi dėl pagrindinio pačio prestižiškiausio prizo Grand Slam taurės nugalėtojo vardą. Ar tai yra sunkus sportas? Tai iš tikrųjų yra labai sunkus sportas, jis yra gražus žaisti, bet jis yra sportuojančiam profesionalam labai sunkus, nes nėra ne vienos savaitės, kad pasaulyje nevyktų koks nors turnyras, kokioje nors pasaulio šalyje. Ir tiesiog geriausi žaidėjai 100, 200, 300 turi dalyvauti įvairiuose turnyruose, norėdami įsilaikyti viršūnėje, norėdami išlaikyti savo reitingus. Koks buvo teniso kelias į olimpiadą? Teniso kelias į olimpiadą buvo pakankamai įdomus ir šiek tiek keistas, nes tik keletą olimpiadų atgal geriausi žaidėjai išreiškė norą dalyvauti. Galbūt priežastis buvo to, kad šitas turnyras neturėjo prizinio fondo ir neskyrė reitingo taškų. Dabar šitą problemą yra įspręsta, skiriami yra reitingo taškai, pinigai nėra mokami, bet be abejo visi kovoja dėl pagrindinio sportininko svajonės, pagrindinės, tai yra olimpinio čempiono vardą. Ir dar toks išskirtinumas tenise nežaidžiama dėl 3 vietų, o olimpiadoje yra žaidžiama dėl 3 vietos, tai yra bronzos medalio nugalėtojas, tai yra šito turnyro formatas yra išskirtinis tarp tenisininkų turnyro visų formatų. Arūnai, dėkoju Jums už pokalbį, tikrai linkiu didžiausios sėkmės, Jums labai gražus sportas ir aš pati jo asmeniškai žaviuosi. Atsisveikinu su visais, kol kas iki.